Sveiki, su jumis Bikold ir šiandien noriu pakalbėti apie Amerikono artileriją 7 lygio M12. Ekipažas pas mus 6 tankistai, pilnų perkų neturiu. Kaip matom, lempa. Čia perkas iš dangaus, stabilizacijos perkas, perkas nepasirinktas, saugi amunicija ir vėl kažkoks iš dangaus. Taip, stovi tinklas, įstūmiklis, sutraukėjas, paprasti fugasai ir paprastos rimkos. Gerai, tokios komplektacijos, taip, tankistai pas mus 100% jau pasiekė, taigi kaip ir pilnai išnaudoja tankų galimybę. Persitaisom per 24 sekundės, nusitaikom per 5, nieko nematom, 270 metrų. Komplektacija topinė. Taip. Nu ir einam į mūšį, pažiūrėsim. Taip, 8 lygio mūšis, žemėlapis pelkė, 3 aštunkės, 5 septynkės ir visi kiti šeštukai. Taip, atsistoju į standartinę vietą, į kurią visą laiką stoju. Ir taikausi į ten, kur būna pirma šviesa. Ten vidutiniai tankai dažniausiai atvažiuoja, jeigu priešai nėra durni. Kaip matom, sviedinys skris iki taikinio beveik su pusė sekundės. Vat atvažiavo pirmas. Svetimas šviestukas 7 lygio vokietis. Pervažiuot nepervažiuoju, nes mūšis gan žemo lygio, taigi nemanau, kad kažkas tai čia žiūrės į artileriją iš svetimos artos ir norės į mane šaudyti. Taip. Čia grėsmė nuimta, čia irgi labai gerai. Komanda išsibarstai labai gerai per visą žemėlapį. Pasirinku taikinius greituosius tankus, nes dažniausiai jie atvažiuoja iki artos. Ir, kaip sakant, šviestukas yra pati didžiausia grėsmė mūšyje. Nes šviesa yra viskas. Čia truputį nepataikiau, galvojau jisai į viršų važiuos, o jisai mane apgavo. Paliekam jį. Ir žiūrim kitus. Pasirinkau destrą, nes jisai šviečiasi ir maža tikimybė, kad jisai greitai numirs. Nes kur buvo tie, pagal žemėlapį matosi, čia atstovėjo 2 tankai. Tai ten turim komandos draugų, kurie jos taip sušaudytų, taigi be reikalo šaudžiau. Taigi pasirinkau taikinį, kuris stovi toliau, bet ne per toliausiai, kad draugai galėtų pašaudyti.
Čia mačiau švietėsi įsas. Kadangi kitų taikinių nebelika, nu tai vat šaudau į sunkiuosius. Pasimatė artilerija, jinai tik ir liko gyva, 3 vienetai. Žinau, kad jisai niekur neišvažiuos, taigi šoviau tenai. Sviedinys skris iki jo 3 sekundės. Labai dažnai šauni. Pasiseks, nepasiseks. Čia irgi pasisekė. Toks vat buvo mūšis, žiūrim į rezultatus. Na ir mūšio rezultatai. Antra klasė, bruzeris, nežinau kaip lietuviškai. Uždirbom 22 tūkstančius pinigų, 790 patirties. Iš jų grinų 12 tūkstančių pinigų. Prišaudėm 1700 beveik, asistą padarėm 900, taip. Įvykdėm misiją su pagerinimu SPG 6 28 Heavy Tank Concept, kitaip 28 HTC. Reikėjo leist savo komandos draugam pašaut į 3 tankus, į kuriuos tu šovei. Nu ir laimėt mūšį. Taip. Užsidarė. Pagal patirtį esam antroj vietoj. Pagal damagą irgi antroj. Taip, mūšis truko 4,5 minutės, čia vėlgi 12 tūkstančių. Va tokia vat artilerija 7 lygio amerikona. Ačiū, kad žiūrėjot.